Taip, labas vakaras visoms, mano vardas yra Žibutė Šarkiūnienė, aš esu iš Kauno, džiugu visas matyti ir žinau, kad čia yra moterų, kurios yra ne tik tai iš Lietuvos, bet ir kitų pasaulio šalių. Aš pati apie kolageną pradėjau, šios dienos tema mūsų kolagenas ir aš pati kolagenu pradėjau domėtis visai nesenai, kažkur tai prieš 2 metus. Ir kas manegi paskatino? Mane paskatino tai, kad aš maniau, kad, žinot, kaip ir visi skaitome mes reklamas, kad kolagenas, išgeri kolageno, daugiau energijos, ten oda, sąnariai, plaukai ir taip toliau. Bet aš klausiausi ir kitos pusės. Aš klausiausi tuo metu savo klienčių, ką jos šneka apie kolageną. Jos irgi man uždavinėjo, ką jūs galvojate apie kolageną. Ir jų atsiliepimai buvo iš tikrųjų labai įvairūs. Ir vienos sakė, kad pagėrus kolageno daugiau energijos. Tik tai tų moterų skaičius buvo labai nedidelis. Procentaliai labai mažas, kurios tai galėjo pasakyti. Kitos moterys sakė, aš nežinau, nieko negaliu pasakyti, aš geriu kolageną, todėl kad reikia. Kai užduodavau klausimą, kiekgi laiko jos geria, tai irgi rezultatai buvo visų skirtingi, vienas geria 3 mėnesius, kas pusę metų, bet aš girdėjau ir tokių atsiliepimų, kad geriu 2 metus ir nejaučia skirtumo, kad geria kolageną. Man iš karto užsidėjo klaustukas, kodėl? Vat kodėl vienos turi energijos, o kiti sako geriu ir nieko. Kitos geria todėl, kad draugė pasakė ir darbe visos pradėjo masiškai pirkti kolageną. Masiškai perka, masiškai naudoja, kaip ten bebūtų, bet kadangi aš matydavau ir jų odas, nes aš esu iš grožio srities, tai aš suprasdavau, kad aš to kolageno nelabai matau, arba nelabai suprantu, ką aš turiu matyti, kai žmogus geria kolageną. Dar viena žmonių grupė, kur sakydavo, kad labai brangu gerą kolageną nusipirkti brangu. Tai reiškia yra finansinė skalė. Ir dar kitos sakė, kad neskanu. Tiesiog jisai šlykštus, neskanus, arba reikia tuomet pirkti ten su uogytėm, kad būtų skaniau. Dar kitos moteris sakė, kad, ta prasme, labai jaunos pradėdavo gerti ir aš galvodavau, kodėl jos turi gerti kolageną, jeigu jos yra tokios jaunos, o man yra virš 50, aš dar poreikio nejaučiau, kad man reikia kolageno. Nejaučiau, dar nežinau. Dar nebuvau įsivedusi sąsajų. Ir čia man kilo klaustukas, kodėl taip yra, kodėl pas jos poreikis yra. Tai va, ir kilo labai daug klausimų ir ką aš padariau, aš pirmoje eilėje, žinoma, pasižiūrėjau, kas yra rinkoje ir ką rekomendavo klientės man. O jos tai rekomendavo įvairų, tiek lietuvišką, tiek iš vaistinės, tiek japonišką, tai firmų vienų, kitų, trečių. Ir man visai, labas vakaras, Andžela, mikrofoną išjungite. Ir man, žinokite, visai galva susisuko, todėl kad diapazonas buvo labai platus. Buvo nuo labai pigaus kolageno miltelinio iki tokio japoniško, mano manimu tuo metu, kad labai brangaus. Dar aš girdėjau tokį dalyką, kad kolageną reikia gerti 2 kartus per metus, tai yra tokia rekomendacija. Irgi galvoju, kaip kolagenas 2 kartus per metus. Tai kiek jisai ten, kas per produktas, kad užtenka tik tai 2 kartus per metus. Tai va, su visais šitais klausimais aš nuėjau į vaistinę ir tikrai išdrįsau paklausti vaistininkių, kokį kolageną jos man rekomenduotų. Mano nustebimui, jos nieko negalėjo pasakyti, jos tik taip pasakė, kad pas mus yra lentynose toks ir toks kolagenas, labiausiai perkamas, tam tikros rūšies kolagenas, labiausiai perkamas. Ir aš suprantu į vaistininkių veidus pasižiūrėjus, kad jos kolageno tikrai negeria, nes irgi aš nieko nematau tame. Tai va, tada pradėjau skaityti etiketes. Čia dar didesnė painiava, todėl kad etiketėse yra 1, 2, 3 rūšies kolagenas, kai kur pamačiau 7 rūšies kolageną, pas vieną kosmetologę radau kolageną su vištiena. Iš vis susimaišiau, todėl kad, ta prasme, vištos yra vištos. Tai reiškia, yra gyvulinės kilmės plus įdėta. Turi būti jūrinės, ką reiškia jūrinės, man irgi kilo klausimas, ką reiškia jūrinės kilmės kolagenas, iš ko jisai pagamintas iš lašišos, ar iš ko jisai pagamintas, irgi klausimas.
Ir šita yra miltelinis, yra skystas, yra viena dozė, yra antra, ką reiškia 5000, 7000, 10 000, 12, dabar jau dar ir didesni skaičiai. Ir vat šita va tokia sumaištis. Ir aš dariau va tokį tyrimą apklausą pusę metų gerų ir net filmavau ir dėjau nuotraukas. Sau dariausi nuotraukas, kad suprasti. Ir žinoma, pradėjau skaityti tų rimtesnių brandų, ką jie rašo apie kolageną, tik tiek, kad supratau tuo metu, kad man jisai yra neįperkamas, man atrodė jisai brangus. Bet šiai dienai tai aš suprantu, ką reiškia yra brangus. Ir pradėjau klausinėti, kadangi žinau aš moterų silpnybės ir klaidas, tai vat pradėjau irgi rinkti informaciją, ką reikia daryti, kad kolagenas įsisavintų. Taigi, kokios vartojimo klaidos yra moterų, kad neįsisavina kolagenas. Ir didžioji dalis moterų, mes visos puikiai žinome, todėl kad mes esame sveikatos koncepte, kad didžioji dalis moterų negeria vandens, arba nedageria vandens, arba išvis negeria vandens, bet geria kolageną. Vienas iš tų momentų, tai yra dehidratacijos klausimai. Toliau, yra šiai dienai pas mane labai daug klientų, kurie turi netvarkingą virškinimo sistemą. Netvarkinga virškinimo sistema, tai paprasčiausiai trūksta fermentų ir aibė su tuo susijusios pasekmės. Toliau, sekantis momentas, tai yra stovintis žarnynas. Dar vienas iš momentų, tai yra saldumynų vartojimas. Ir su tuo susiję kraujagyslių glitacija. Dar vienas iš momentų tai yra miltai ir alkoholis. Vat kiek iš tikrųjų yra daug vartojimo klaidų, kurių klientės nežino. Tai vat apie kolageną. Žinome, kad kolagenui reikalingas transportas. Maža yra išgerti kolageną, bet mums reikalingas transportas, kad kolagenas nueitų ten, kur jam reikia. Todėl, kad dar yra tokia dezinformacija, kad kolagenas susivirškina skrandyje ir vienu žodžiu jisai neturi jokios reikšmės mūsų organizmui. Ir taip iš tikrųjų sako net ir didžioji dalis profų. Aš girdėjusi esu ne vieną. Dar girdėjusi tokį dalyką, kam tą gerti kolageną, vienu žodžiu užtenka suvalgyti želatinus. Bet želatinas tai yra maistas. Tai vat, mes suprantame, kad kolagenui reikia transporto, tai yra vandens, turi būti gera mūsų virškinimo sistema, toliau turi nestovėti žarnynas, todėl kad geras prabangus kolagenas, jisai prasiskverbia pro žarnyno sienelę. Ten yra svarbiausias yra dalykas, tai jeigu stovi mūsų žarnynas, tai kurioj vietoj gali prasiskverbti mūsų kolagenas. Prasiskverbs labai maža dalis, tik tai ten, kur ras vietos praeiti per žarnyno sienelę. Saldumynų vartojimas, tai čia yra didžiulė problema, todėl kad saldumynai šiai dienai maisto pramonėje visur yra dedamas cukrus kaip konservantas, ir druska, ir cukraus yra dedama labai daug. Ir žmonės yra pripratę valgyti labai daug saldumynų, labai daug valgyti miltinių patiekalų, valgyti mielės. Ir saldumynai padaro traškes mūsų kraujagyslės. Kosmetologijoje tai vadinama glitacija. Naujas yra terminas jisai jau nėra naujas, tai yra glitacija, kai mes valgome saldumynus, mūsų kraujagyslės cukrėja ir pasidaro trapios kaip ledinukai, traškantis ledinukai. O mūsųgi tikslas iš tikrųjų, kad kolagenas lygiai taip pat turėtų įtakos mūsų kraujagyslėm, mūsų grožiui. Kuo elastingesnės mūsų kraujagyslės, tuo geriau atrodo veidas. Kuo mes gerime, kuo mes gerime vandenį labiau prisotintą mineralais, to gražesnė yra mūsų oda. Ir dar vienas momentas, tai yra alkoholis. Alkoholyje lygiai taip pat yra labai daug cukraus. Ir su alkoholiu nedera kolagenas. Kolagenas lygiai taip pat nedera su jokiais energetiniais gėrimais, Coca-Colom, lygiai taip pat saldžiaisiais gėrimais, nes ten yra visur cukrus. Ir todėl išeina tokia situacija įvyksta, kad mes kaip ir viena ranka geriame kolageną, bet kita ranka mes nepadedame kolagenui įsisavinti.
Aš galiu pasakyti per savo asmeninį pavyzdį, kaip aš pati pajaučiau kolageno kokį efektą pajaučiau. Tai kai aš atėjau į sveikatos konceptą, aš pradėjau naudoti detoks programą ir labai norėjau išbandyti kolageną. Nusipirkau kolageno, tuo metu tai peptidinį kolageną nusipirkau ir rezultatą ant savo veido odos, nes aš pasiėmiau peptidinį, aš pajaučiau 21 dieną. 21. Ir aš gavau informacijos, man mentoriai pasakė, kad geriausia būtų kolageną tau pravartoti tada, kai tu praeisi žarnyno valymą, tavo žarnynas bus švarus ir tada jau tavo kolagenas pradės visai kitaip skverbtis. Tuomet aš sustojau, praėjau organizmo valymą, įsigijau kolageną, kad mūsų klientų lūkesčiai. Mūsų klientai įsivaizduoja, kad jie pagers kolageną ir viskas susitvarkys, bet jie pradeda gerti kolageną tada, kai jie turi savijautoje tam tikrų simptomų. Pavyzdžiui, jeigu gerime prabangų kolageną ir yra skrandyje žaizdos, ką darys kolagenas, jisai pirmoji eilėje pradės lopyti skrandį. Jeigu yra šlapimo nelaikymas, tai prabangus kolagenas pirmoje eilėje pradės tvarkyti tai, kad laikytų šlapimą. Tai reiškia fascijas, padės fascijom. Suprantat? Ir netgi labai dažnai moteris net nepastebi tokių dalykų, vat reikia laiko. Jeigu silpni plaukai, tai kolagenas pirmoji eilėj eis lopyti skyles. Pas jūs yra silpni plaukai. Suprantat? Ir jeigu yra silpna rega, tai pavyzdžiui mūsų promarinė tripeptidinis kolagenas pirmoji eilėj važiuos su vandeniu padėti jums žiūrėti į pasaulį. Padės jūsų akims, padės jūsų širdžiai, todėl kad širdis tai yra raumuo, šitą promarinę kolagenas padirbės ir jūsų su raumeniu. Ir tik tai tada, kai jisai aplopys jūsų vidinės skylės ten, kur yra trūkumas, tik tai tada pradės matytis išorėje. Tai va, ir kokios medžiagos gerina įsisavinamumą kolageno. Aš šneku apie mūsų kolageną, kuris yra peptidinis ir promarinė tripeptidinis kolagenas. Tai pirma, tai yra vanduo, Coral Mine vanduo. Tai yra transportas, todėl kad jisai padaro teisingą terpę. Tai jisai padaro mūsų pH, vandens pH 7,3, o mūsų kraujo pH yra 7,3, 7,4. Tai vat teisingas vanduo su teisingu pH padeda geriau įsisavinti kolagenui. Toliau, mes turime tokius produktus kaip Protivite, tai yra baltymų ir aminorūgščių, kaip aš sakau, kompleksas, kuris padeda lygiai taip pat įsisavinamumui ir sustiprina poveikį. Taip pat yra vienas iš tų produktų MCS, jeigu mes turime užduoti stiprinti dar stipriau iš save iš vidaus, yra MCM. Tai yra produktas su siera, kuris stiprina nagus ir plaukus. Ir dar vienas produktas, kuris mums yra labai svarbus, tai kalcipraimas. Bet kalcipraimas, dar aišku, jeigu šalia vitaminas D, tai kolagenai sąveikoje su šituo produktu arba su šitais produktais labai sustiprina ir tai, kaip aš sakau, tai yra jūsų divizija, kuri įeina į organizmą ir visapusiškai padeda atsistatinėti jūsų vidui. Dabar kaip atpažinti kokybišką produktą? Vat aš ir sakiau, kad aš kai tada ieškojau kolageno, tai jo buvo skirtingo. Miltelinis, nemiltelinis, skanus, neskanus. Vienoj bonkutėj, kitoj bonkutėj, dydžiai jų skyrėsi, sudėtis skyrėsi ir taip toliau. Ir žinoma, aš jau tada supratau, kad pats geriausias kolagenas tai yra skystas kolagenas, nes jau jisai yra užtaisytas. Turi būti didelis kiekis, pakankamai didelis kiekis. Tai pavyzdžiui, pas mus yra 50 ml, tai yra tikrai didelis kiekis, toks rimtas per sprindį šotas. Toliau, idealu, kad tai būtų
tamsus stiklas, ne plastikas, o stiklas, tai rodo prabangumą. Nes jisai turi būti saugus, jo neturi paliesti saulės spinduliai. Ir šitas stiklas, tarp kitko, dar ir saugus, dar jisai nedūžta, nes buvo nukritęs man ant grindų ir jisai nesudužo. Nes, o jei kas liečia plastiką, tai mūsų pasaulyje ir taip yra labai daug plastiko. Ir prabangu yra turėti kolageną stikliniai pakuotėj, turint omeny, kad kompanija transportuoja šitą kolageną į visus pasaulio kampelius, į visas šalis. Toliau, laukinė žuvis. Daug kur yra parašyta, kad pagaminta iš žuvies. Tikrai labai daug kur. Dar žinokite, aš vieną tokį dalyką jums galiu pasakyti. Aš esu radusi interneto platybėje kolageną, kuris buvo parašytas, kad nesaugu naudoti nėščioms. Ir nerekomenduotinas netgi labai. Ir aš tada iš vis buvau, tokia labai suglumusi. Kaip tai baltymas, kuris mums reikalingas, yra nesaugus naudoti nėščioms. Tai mūsų kolagenas tikrai saugus naudoti, gerti, vartoti nėščioms moterims. Mūsų kolagenas saugus gerti vaikam. Jisai pagamintas iš laukinės žuvies. Daug kur būna parašyta, kad pagaminta iš žuvies, bet neparašyta kokia. Pas mus ne tai, kad parašyta, kad sertifikuota žuvis, tai reiškia, jisai atitinka standartus, dar yra nurodytas regionas, kokiuose vandenyse gaudoma žuvis. Tai yra Aliaskos ir Japonijos krantai. Toliau, jisai pas mus yra peptidinis. Galbūt nelabai daug kas supranta peptidinis. Kai yra miltelinis kolagenas, jisai yra hidrolizuotas, jisai pasmulkintas ir taip toliau, kad būtų įsisavinamumas. Bet tam, kad mūsų produktai praeitų pro žarnyno sienelę, turi būti ypatingai maža smulki molekulinė masė. Šitose mūsų kolagenuose yra hialurono ir vitamino C ir vitamino B. Tai reiškia, kad jo molekulinė masė turi būti tokia smulki, kad prasiskverbtų pro žarnyną, prasiskverbtų ir nueitų į organus ten, kur reikia. Nes jeigu tai yra peptidinis kolagenas, tai lygiai taip pat jisai dirba su šlapimu, nelaikymu. Tai reiškia, jisai dirba su mūsų vidiniam fascijom, o tripeptidinis kolagenas, promarinė tripeptidinis kolagenas, jisai turi nueiti į sąnarius, todėl kad jisai skirtas ir mūsų sąnariam. Tai jo molekulinė masė tripep, tai reiškia 3 kartus smulkesnis nei peptidinis kolagenas. Tai jo ant kiek yra smulki molekulė, kad jisai darytų įtaką mūsų kaulų sistemai. Tai idealu, jeigu kolagenas yra daugiau nei 10 tūkstančių vienetų mg, tai pas mus yra peptidinis 10 tūkstančių, o promarinė 15 tūkstančių. Toliau, be jokių pridėtinių priedų, tik tai įdėti priedai tie, kurie reikalingi, kad sustiprinti poveikį, kad būtų apsauga pačio kolageno ir praeinamumas. Jeigu jūs panagrinėsite kitas etiketes, tai tikrai jūs pastebėsite, kad ten gali būti pridėta ir tie kolagenai, jie tuomet sprendžia visai kitas problemas, jeigu yra labai kažkokia tai didelė lentelė produktų. Tai mačiusi aš tokias lenteles, kur labai daug vitaminų ir kolageno labai maža dalis. Tik tai kaip palaikomasis toksai dalykas. Tai čia netgi neina šneka, kad žmogus vartoja kolageną. Jisai paprasčiausiai naudoja vitaminų kompleksą. Taip. Ką svarbu žinoti dėl odos, plaukų, sąnarių ir jaunystės palaikymo. Dar yra toks vienas iš klausimų. Tai, kad neturi reikšmės, kokiame jūs amžiuje būsite, kolagenui reikia transporto. Ir kodėl dabar kolagenas reikalingas net ir jauname amžiuje? Dėl vienos vienintelės priežasties, todėl, kad mūsų paaugliai jau auga su deficitu. Jie auga su deficitu baltymų ir aminorūgščių. Jų maitinimosi skalė yra labai pakitusi. Per paskutinius 20-30 metų maitinimosi skalė yra labai pakitusi, todėl kad yra labai
reklamuojamas greitas maistas, todėl kad maiste yra labai daug cukraus. Todėl kad žmonės mažiau valgo daržovių, bet jeigu valgo, tai ne savo užaugintas, o paprastai tai yra parduotuvės. Tai reiškia, kad ir valgo, net jeigu ir valgome daržovių, tai paprasčiausiai pas mus maiste mažiau veikliųjų medžiagų. Mes visi labai nedavalgome baltymų, o kolagenas yra baltymas. Pirma, nedavalgo paaugliai, po to nedavalgo studentai, po to tie studentai nedavalgė gimdo vaikus, tos mamos būna nedavalgiusios baltymų ir aminorūgščių ir tada nedavalgė, va taip vat gimsta ir sekanti karta. Nedavalgė. Vat paprasčiausiai yra tokia grandis. Todėl vaikui, kuriam yra, kad ir 12, 13, 10, 7 metai, duoti kolageną, ar tai peptidinį kolageną, ar tai tripeptidinį kolageną yra saugu, mūsų produktai yra saugus. Tai yra papildomas baltymų šaltinis, kurio įsisavinamumas yra labai greitas ir lengvas. Tai va, tai dar noriu aš pakartoti, kad mūsų kolagenai yra skysto pavidalo, jie yra molekuliniai, peptidinis yra kolagenas, smulki molekulinė masė, kad galima įsiskverbtų į mūsų gleivines, tripeptidinis kolagenas yra 3 kartus smulkesnis, turintis dar smulkesnę molekulinę masę, turintis medicininį sertifikatą, kad mūsų kolagenai yra pagaminti iš laukinės žuvies, kuri yra sertifikuota ir nurodyta geografija, kur yra gaudoma žuvis. Toliau, mūsų kolagenuose yra vitamino C, vitamino B, tam, kad sustiprinti poveikį ir apsaugoti patį baltymą nuo irimo, nors yra tamsiame stikle, bet vis tiek turi būti, turi savyje hialurono, reiškia daro tiesioginį poveikį ir mūsų sąnariams. Toliau, yra be visokių pridėtinių dalykų, yra skanus, ta prasme, nereikės dar įpilti kompoto, kad jisai būtų skanus. Ir turi promarinę, tripeptidinis kolagenas turi medicininį, pasaulinį sertifikatą, o tai reiškia, kad juo gali naudotis ir šituo ženklu gali naudotis visi medikai. Geros kloties jums merginos ir ką, lauksime jūs sekančiuose zoomuose.